Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 42 2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi spalio 17 dieną. Kas geresnio šią savaitę energetikoje? Siekiant išvengti šilumos brangimo Vilniečiams, į sostinės šilumos gamybos sektorių sugrįžta mazutas. Dėl to mieste prireikė skelbti ekstremaliąją padėtį. Reguliuotojas vėjo jėgainių jūroje vystytojams sukurpė reikalavimų sąrašą. Jame galima rasti tiek rimtų, tiek ir keistesnių pageidavimų. Klaipėdos nafta rado veiklos Europoje kilusiame suskystintų gamtinių dujų renesanse. Bendrovė padės vokiečiams valdyti komercinius naujo dujų importo terminalo procesus. Štai papunkčiui. We should have listened to those who know Putin. Jaučiuosi turinti šiek tiek kompetencijos tą temą. United States is targeting the main artery of Russia's economy. Pagrindinis sankcijų kirtis turi būti nukreiptas į energetikos sektorių. Vilniaus miesto šilumos tinklus valdančiai bendrovei Vilniaus šilumos tinklai oficialiai atvertas kelias šį šilimo sezoną vietoje gamtinių dujų naudoti mažasierį mazutą. Taip, šilumos kainos gyventojams neaugs palyginti su praėjusiais metais. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje per metus mazutas sudarys apie 36%. Jei vietoje mazuto būtų deginamos gamtinės dujos, kainos šilumos vartotojams būtų augusios dvigubai. Prognozuojama mazuto kaina, sprendžiant pagal ateities sandorių vertę šilimo sezono mėnesiams, siekia 46,37 € už megavatvalandę. Tai yra apie 3 kartus pigiau nei dujos. Bendrai Vilniuje šiluma bus gaminama iš biokuro, mazuto deginamo atliekų ir gamtinių dujų. Jie gamina patys Vilniaus šilumos tinklai, taip pat Ignitis grupiai priklausanti Vilniaus kogeneracinė atliekų jėgainė, bei prancūzų IDEX priklausantis biokuro įrenginiai. Taip pat šilumą į tinklą parduoda ir pora pramonės įmonių, popieriaus gamintoja Grigeo ir baldininkai Vilniaus baldai. Kodėl tai svarbu? Vilniaus šilumos tinklai yra viena didžiausių dujų vartotojų šalyje. Tik Vilniaus centrinio šilimo sistemai pernai prireikė 3,5 TWh energijos, per praėjusius metus visa Lietuvos elektros perdavimo sistema perdavė beveik 12. Įdomu ir tai, kad mazuto deginimui mieste prireikė paskelbti ekstremaliąją padėtį dėl ekstraordinarios krizinės energijos kainų situacijos. Ta kaip tik ir patvirtino vyriausybė, o sprendimą dėl tokios padėties įvedimo priėmė Vilniaus miesto savivaldybė. Esant tokiai padėčiai, galima mieste laikinai netaikyti aplinkos apsaugos normatyvų. Labiau įprastos situacijos, kai energetikos sektoriuje ekstremali situacija skelbiama sutrikus elektros sistemos darbui ar trūkstant dujų. Vyriausybė patvirtino reikalavimus potencialiems vėjo parko jūroje statytojams. Tai daryti norinti įmonė turi turėti patirties vystant bent 150 MW galios jūrinio vėjo parką. Jos pajamos pastaruosius 3 metus vidutiniškai kasmet turi siekti bent 250 milijonų eurų, o valdomas turtas turi būti nemažesnis nei 20% numatomos projekto vertės. Aukciono dalyviai privalės atitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, kitaip tariant, jokios Rusijos, Baltarusijos ar Kinijos. Taip pat numatyti įpareigojimai prisidėti prie aplinkos apsaugos bei pajūrio bendruomenės gerovės. Statytojas turės derinti klimatui kenkiančių dujų išmetimus statybų metu, taip pat skirti ne mažiau kaip 5 milijonų eurų sumą, kuri vyriausybės nustatyta tvarka būtų panaudojama aplinkos apsaugos jūrinėje teritorijoje tikslais. Su jūriniu vėjo parku besiribojančiams bendruomenėms projekto valdytojas turės mokėti kompensaciją, kuri sieks apie 3 milijonus eurų per metus. Kriterijus turi atitikti pats dalyvis arba bent viena bendrovė, į konkurse bus dalyvaujama jungtinės veiklos pagrindu. Šie reikalavimai bus įtraukti į aukciono sąlygas parko vystytojams. Jį reguliuotojas skelbs 23 metų antrą pusmetį. Kodėl tai svarbu? Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad reikalavimai bendrovėms turėtų riboti konkurenciją. Patirties ir finansinio pajėgumo rodikliai praktiškai reiškia, kad konkurse dalyvauti gali bet kas statęs kokį nors neminiatiūrinį jūrinį vėjo parką. Mat mažesnių nei 150 MW galios jūrinių vėjo parkų reikėtų gerai paieškoti. Konkurse dalyvaujantį bendrovė neturi būti ir ypatingai turtinga, šį kriterijų nesunkiai atitiktų, pavyzdžiui, Ignitis grupė. Kita vertus, neprofesionalo akiai papildomas dujų išmetimų statybų metu kontroliavimas atrodo perteklinis. Laivyboje naudojamas kuras Baltijos jūroje ir taip griežtai reguliuojamas.
5 milijonai eurų aplinkosaugai vėjo parko teritorijoje jau atrodo kaip nedidelis reketas. Būtinybė prisidėti prie pajūrio bendruomenių gerovės atrodo taip pat. Jie reiškia, kad kasmet Palangai projekto vystytojas turės skirti lėšas priklausomai nuo pagaminamos elektros kiekio po eurą už 1 megavatvalandę. Sunku pasakyti, kam reikalingas toks mechanizmas. Parama faktiškai tampa savotišku, spėčiau, 1,5–2% mokesčių beveik ketvirčiui Lietuvoje suvartojamos elektros. Kadangi projektas gaus valstybės paramą, tuos pinigus Palangai kokius 12 metų sumes visi likę elektros vartotojai. Tai kodėl tiesiog neparemti Palangos iš biudžeto? Ar pastarieji smulkus reketukai ką nors atgrasins nuo dalyvavimo? Turbūt ne. Tai vis dėlto yra trupiniai nuo 1,2 maždaug milijardų eurų stalo. Bet kam šie trupiniai atiteks, gali pasirodyti visai įdomu. Vokietijos energetikė Uniper nusprendė, kad Klaipėdos nafta, kurį laiką valdys dalį statomo Wilhelmshafeno suskystintų gamtinių dujų importo terminalo operacijų. Tai yra statomas FSRU tipo terminalas, tai yra toks pat kaip Klaipėdoje. Patį laivą vokiečiams taip pat pristatys ta pati norvegų Höegh LNG. Preliminariai Klaipėdos nafta iki 2024 m. kovo 31 dienos sukurs ir prižiūrės dujų apskaitos ir komerciniai veiklai reikalingas IT sistemas. Bendrovė taip pat padės vokiečiams pasiruošti terminalo veiklai, konsultuos dėl jo naudojimo taisyklių ir kitais komercinės veiklos valdymo klausimais. Uniper dujų terminalą stato Wilhelmshafeno mieste žemutinės Saksonijos žemės šiaurėje, prie Jadės įlankos Šiaurės jūroje. Tai yra pirmasis plaukiojančio dujų importo terminalo projektas šalyje, jis taip pat yra labiausiai pažengęs, turėtų būti užbaigtas jau šią žiemą. Projektinis terminalo metinis pajėgumas 7,5 milijardo kubinių metrų gamtinių dujų arba 8% Vokietijos dujų poreikio 2021-aisiais. Tai taip pat yra bene 2 kartus daugiau nei per metus gali išdujinti Klaipėdos dujų importo terminalas. Kodėl tai svarbu? Na, pirma, džiugu, kad Klaipėdos nafta dalyvauja dujų importo terminalų renesanse, kuris šiuo metu vyksta Europoje. Įdomu tai, kad Klaipėdos nafta užsimena Uniper konsultuosianti ir atviros prieigos modelio klausimu. Independence veiklos modelis nėra būdingas FSRU tipo terminalams. Jie įprastai yra statomi prie vieno konkretaus dujų vartotojo, elektrinės ar gamyklos, ir tiekia dujas būtent tam konkrečiam klientui. Tipiškas pavyzdys yra pavyzdžiui ASU terminalas Brazilijoje, prie kurio Klaipėdos nafta taip pat yra prisidėjusi. Ten vienas FSRU terminalas stovi prie 2 mūsų mastais milžiniškų dujinių elektrinių. Tačiau Lietuvoje tokių didelių dujų vartotojų nėra. Todėl terminale aptarnaujama eilė skirtingų klientų – pramonės, energetikos įmonių ir dujų prekeivių. Tai komplikuoja krovinių ir dujų iškrovimo grafiko formavimą, ypač kai terminalas naudojamas gausiai. Viso to suvaldymas ir yra unikali Klaipėdos naftos kompetencija. Kas toliau? Ta pati Klaipėdos nafta ieško, kas užtikrins Independence techninę priežiūrą ir kasdienę veiklą po 24 metų gruodžio, kai terminalas pateks bendrovės nuosavybėn. Šiuo metu tai daro įrenginį nuomojantį Höegh LNG, atrinktas rangovas techniškai prižiūrės terminalą, formuos įgulą ir organizuos kasdienę FSRU veiklą. Sutartis bus sudaroma 5 metams su galimybė ją pratęsti. Paslaugos tiekėją planuojama paskelbti iki 23 metų vidurio. Latvijos valstybinė energetikė Latvenergo ketina iki 2026 metų įrengti 600 MW galios žaliosios elektros gamybos įrenginių. Bendrovė taikosi į vėjo energetikos plėtrą, kurie atrodo vienu ekonomiškai efektyviausių sprendimų. Projektus Latvijoje ir užsienyje svarstama tiek įsigyti, tiek vystyti, o taip pat ir dalyvauti projektuose su partneriais. 2030 metais įmonės žalios energijos gamybos įrenginių bendra galia sieks 2,3 gigavato. Lietuvos elektros sistemos valdytoja Litgrid bando naujas dirbtinio intelekto ir jutiklių technologijas. Jos leis, tikimasi, turimomis linijomis perduoti 30% daugiau elektros. Įdiegti jutikliai leidžia planuoti konkrečios linijos pralaidumą atsižvelgiant į konkrečias oro sąlygas bei linijos fizikinius parametrus. Technologija bandoma apkrautoje linijoje tarp Palangos ir Vydmantų. Tai truks iki rugsėjo, pirmieji rezultatai bus analizuojami gruodį. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje.
Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite naujienlaiškį užsiprenumeruoti. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.